Labadiena. Aš šiandien kalbuosi su ne savo partijos žmogum. Tai tikriausiai yra toks pirmas atvejis viso to mano pokalbiuose. Bet ateityje tikriausiai jų bus vis daugiau ir daugiau, ypač artėjant rinkiminiam laikotarpiui. Kodėl ne konservatorius? Atsakymas labai paprastas. Nuoširdžiai ieškojau konservatoriaus taryboje, kurio įrašai man būtų įdomus, bet aš tiesiog neradau. Tai man iš tiesų iš dalies buvo įdomu Dovydo Skarolskio samprotavimai apie jo disertaciją, tai mes apie tai pasišnekėjom, bet tai yra visiškai netgi šalia politikos esantis dalykas. O šiandien, ir kai aš jau senokai stebiu poną Nemunaitį, jis, kaip aš suprantu, dabar yra tai, kas vadintųsi mišri frakcija, taip, tai yra nepriklausantis frakcijos. Taip, vienas. Aha. Europos parlamente tai vadinasi nepriklausomi. Tai yra nepriklausomas tarybos narys. Ir iš tikrųjų aš jau seniau matydavau ir tie įrašai man buvo įdomus, nes juose yra tas retas atvejis skaičių ir dar kažkokia jų analizė, kartais labai įdomi, kartais gal tokia greitesnė, nubėganti, tiesiog staigiai kažkas paminėta. Ir aš iš karto pagalvojau, tai man būtų įdomu pasišnekėti apie visokius dalykus ir kaip tik tuo metu išlindo ten jau keli tekstai, kurie man tiesiog patraukė dėmesį. Ir tuo pačiu ne tik tai kitos, oponuojančios, tarkim, tam tikromis formomis politinės pozicijos žmogaus, kas yra visada gerai, ta prasme, demokratijai turi būti skirtingos nuomonės ir tik taip tu gali ieškoti kažkokio kompromiso, kažkokio sutarimo, kaip ten matematikai pasakytų. Aleksandras yra baigęs ten matematikos fakultetą, su bendravardiklinti reikia. Taip, labai gražus žodis. Ne, tai šiuo atveju tinkam kažkaip, tu tada supranti, kad tu turi ieškoti kažkokio bendro pamato. Tai va čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš pradedu nuo šito įrašo jau labai aiškiai vieną tokią iniciatyvą, kuri turės daug pavydalų ir tai vadinasi politinė, kaip think tankas, politinės ekonomijos idioteka. Žodis idioteka gali būti siejamas su žodžiu idiotizmas, gali būti siejamas su žodžiu idėja. Taip? Idioteka ta prasme, kad mes ieškosime mokslo, kurio kažkas tai paskelbė, kad tokio neegzistuoja. Šiaip jis visur egzistuoja, Lietuvoje tikrai nesimato. Ir aš bandysiu tuos procesus aiškinti būtent iš politekonominio taško, kas iš tiesų vyksta. Konkretus mūsų pokalbio objektas, pereinam prie jo, yra dvi audito ataskaitos, kurias kontrolieriai, savivaldybės kontrolieriai atliko pernai metais. Viena pavasarį, man atrodo, balandį, Vilnius Go ataskaita, jų veiklos pasižiūrėjo, kaip ten tie pinigai vaikšto toje institucijoje. Kita atlikta lapkričio viduryje ir tai yra psichinės sveikatos centro auditas. Taip? Tai, ką mes žinom po adresu Vasaros 5. Antakalnė, Vilniečiai žino, Antakalnė, Vasaros 5. Puikiai žinau, sovietiniais laikais mano brolis buvo disidentas, tai ten gulėjo, o visai konkrečiai ir labai graudžiai, kai ruošiausi, aš įdėsiu į savo Facebooką nuotraukas, kaip atrodė, mano mamytė gyvenimo gale turėjo Alzheimerį, tikrai sunkiai funkcionavo ir ten tos senukus suvaro po 5-9 į vieną kambarį ir jie tenai su dviem tualetais turi, ten yra labai labai baisu tame pastate. Aš esu buvęs. Ten kukliai pasakius, bet sutik, tai yra kukliai pasakius baisu. Bent tada prieš 10, aš buvau 15 ten metais, tai buvo baisu. Tai iš nuotraukų atrodo, kad niekas nepasikeitė. O eina kalba apie ką? Pastatė pastatą, ir jūs sužinosite, kas atsitiko po to, kai pastatė. Taip, pradedam nuo pirmojo. Mano pirmas klausimas yra toks. Bet žiūrėkite. Iš tikrųjų mes turime auditą, bet Vilnius Go. Vilnius Go, kaip jūs žinote, tai yra organizacija, institucija, kuri pašaukta kviesti čia turistus, investuotojus ir taip toliau. Viskas tas būtų gražu, mes netgi kai kokias akcijas jų galim prisiminti. Bet aišku, auditoriai neturi, neanalizuoja, net tai ar patinka mums ta reklama ar nepatinka, jie žiūri į paprastą dalyką, ant kiek racionaliai išleisti tie pinigai. Na ir jūs kaip tame tarpe ir audito komiteto narys, ką galėtumėt pasakyti publikai, kas ten jums tam audite išlindo, mes po to aptarsime.
Pirmiausia, ačiū, kad pakvietėt, netikėtai, iš tikrųjų, kai oponuojančios partijos atstovai... Aš nesu jų ryšiai su visuomenė, aš esu Maldeikienė, Nesvarbu, kurią bet įdomi labai Lietuva. malonu. Tai gal iš Mane tikrųjų... Lietuva domina. Tai taip ir turėtų būti. Jeigu yra bendras interesas, tuomet Taip. iš tikrųjų reikia ieškoti bendro vardiklio, žiūrėti, Taip. dėkoti, jeigu tau pasako, kur yra Taip, kliurkos žinoma. arba leidžiami pinigai. Tai mes turime situaciją, kai Vilnius valdo milžiniškus pinigus. 1 750 000 000 šių metų biudžetas yra tiesiog milžiniškas. Stebėt, kaip tie pinigai keliauja, man atrodo, tiesiog yra visų pareiga, nes čia atskira tema reikia daryti, kas yra viešieji finansai, kodėl mes nesuprantam jų kaip savų. Mums atrodo, kad čia valdžia nuo Dievo ir jinai tiesiog gauna. Čia buvo tokia citata. Ir jie duoda mums pinigus. Ne, tai yra administratoriai, vadybininkai, kurie tiesiog mūsų mokesčius tinkamai arba netinkamai nukreipia. Tai su Go Vilnius pradžia jos buvo iš tikrųjų pasiruošti Vilniaus 700 metų jubiliejui. Jiems buvo suteiktos papildomos tokios funkcijos, prisamdyta krūva žmonių, dabar jau atšventėm, bet tie žmonės liko, jiems prigalvota vis kažkam kito. Esmė yra tokia, kad Go Vilnius turi, pernai beras turėjo 13 milijonų, šiemet irgi apie 13-14 milijonų, tai yra vėlgi dideli pinigai, o iš esmės veikia kaip reklamos agentūra. Tai nedaug Lietuvoje reklamos agentūrų, kurios gauna garantuotą va tokią biudžetą. Atvirkščiai jiems reikia daryti pardavimus ir dažniausiai ten vis tiek dar iki 10 milijonų surinka. Tai be abejo, tada turi būti įdomu, tai kaip tie pinigai leidžiami. Ir auditas susivedė į tai, kad, tarp kitko, mano iniciatyva ir buvo jisai inicijuotas, aš kontrolės komiteto narys, užtrukom, gavom duomenis tik už 23 metus. Už 24 metus direktorė atsisakė suteikti duomenis. Kokiu pagrindu? Šiaip tai techniškai mes, Vilniečiai, jūs išrinkom. Čia nesvarbu, už ką aš balsavau, bet mes visi kartu, jūs 51 turim, kad prižiūrėtumėt Vilniaus pinigus. Visiškai. Ir tada kažkokia tai pavaldžios organizacijos vadovė sugalvoja, kad jinai neduos. Auditoriui. Tas ir audite, ir audito ataskaitoje, tiesiog nedavė, nei 21, jie palyginti negalėjo, paskiau jau davė, jau post factum. Aš jums papasakosiu, kodėl davė. Arba tik nežinau, ar galiu šokinėti. Iškai pašokinėsim. Mes čia yra laisvas pokalbis. Su šio audito rezultatais, būtent ne mano kažkokiam insinuacijom ir taip toliau, aš šitas audito ataskaitas su savo prierašais nunešiau į FNTT. Pasikreipiau į FNTT. Teisingai. Tie mane iškvietė pokalbiai, po savaitės atėjo pranešimas, kad mes nepradedam tyrimų. Aš galvoju, pasikalbėjau su savo teisininkai, jie net nespėtų kažko apklausti. Aš apskūniau generaliniai prokuratūrai FNTT veiksmus ir generalinė prokuratūra liepė jiems pasižiūrėti, ką jie padarė. Jie išsikvietė kontrolierių, kuris atliko ataskaitą papildomai ir dar kartą man pranešė, kad nepradės tyrimo. O tyrimas apie tai, kad už 24 nepateikė duomenų, už 23 Go Vilnius nesugeba paaiškinti, kur padėjo 4 milijonus eurų. Bet tai yra esmė. Jo. Jie negali pasakyti, už ką mokėjo juos. Ten tas yra audito išvada. Tai aš sakau, šį kartą aš jau komentuoju, taip, jau net ne mano mintis, o čia yra audito tekstai. Aš jį perskaičiau labai gerai. Tai antrą kartą atsisakė pradėti tyrimo FNTT. Aš dar kartą apskundžiu generalinę prokuratūrą jų veiksmus. Ir antrą kartą generalinė prokuratūra liepė iš esmės išnagrinėti, padaryti galbūt dokumentų poėmius Go Vilnius ir duoti atsakymą. Tai nuo pernai metų birželio, nuo 25 metų birželio iš FNTT aš daugiau nieko negirdėjau. Aš dar kartelį pasikreipiau, kol jūs vykdo tyrimą, sako taip, taigi generalinė prokuratūra liepė. Bet žiūrėkit, tai mes 26 pradžioj nagrinėjom 23 duomenis ir į mūsų posėdžius, kai ateina Go Vilnius vadovė, tai mes sakom, už 24, kai bus, sakom, žinot, aš 24 pradžioje tik pradėjau dirbti, iki tol buvo nauja direktorė, tai už 24 tikėtina, kad bus tas pats kaip už 23. Aš tik primenu, kad žmogus dirba gaudamas 10 000 eurų atlyginimą. O! Šito nėra audito. Go Vilnius direktorė dirba už 10 000, čia be priedų, ant popieriaus, 6,5. Taip, noriu sakyti, apie virš 6 yra. Bet čia be bonusų, o jos priedai dar 2 mėnesių atlyginimo dydžio negali gauti premiją, jeigu padidėja turistų skaičius. Turistų skaičius didėja ne dėl jos, o realiai dėl to, kad oro uostams, kaip pavyksta sustarti dėl naujų krypčių ar nepavyksta. Tai čia, tai vat atsakant, einant galbūt prie esmės, tai už 23 metus jie nesugeba paaiškinti, kam išleido 4 milijonus eurų. Ir tada, jeigu
jeigu bus nuobodu, sakykit, bet jeigu ne, tai, pavyzdžiui, 2 įmonės man stringa. Yra tokia mažoji bendrija Pantomima. Jinai, Partizaną ten kažkokį radau. Mažoji bendrija Pantomima. Marijampolė buvo registruota, kažkada dar 22 laimėjo konkursą 3 metams už 1,8 milijonų eurų. Kurt turinį. Tada jau buvo keista, mes tą rodėm, tai kaip gali laimėti, daugiau nebuvo niekam įdomu. Aš noriu dalyvauti konkurse, ten už valandą jie 100 eurų duoda. Tu irgi galėtum turbūt sudalyvauti, ten mano draugė, kuri mus filmuoja, žurnalistė, ilgai dirbu žurnalistė. Mes sutinkam po 80 sudalyvauti. Tai ta pantomima, jau vėliau persiregistravo į Vilnių, vis tiek vienas žmogelis, tai už 23 metus tai pantomimai buvo išrašyta sąskaitų už 600 000 eurų. 79 sąskaitos. Žinot, kiek yra darbų priėmimo aktų? 8. Ir čia dabar jau išsiterpsiu, tiesiog, kad tikrai patvirtinu, nes aš auditą tai skaičiau, tiksliai dabar tų skaičiukų, tai pamenu tą skaičių, kiek buvo, bet ten visa esmė audito išvadų tame ir yra, kad yra sutartis. Ne visada yra darbų priėmimo aktas. Dažnu atveju nėra. Dažnai nėra, dažniausiai nėra. Iš sąskaitų irgi neina identifikuoti, už ką mokėta. Ir nėra už ką mokėta. Taip, tiesiog vieni siunčia sąskaitas, kitiems moka ir klausimų neužduoda. Taip. Ir jeigu taip vietoj to, kad tyrinėtų, pas mus labai ten, mėgsta žurnalistai viską patyrinėti ten po 200 eurų, kur dingo ten kokiam nors sąskaitėliai mažutėj, gal vis dėlto taip pasiaiškintų, ar nėra ten kokių ryšių. Aš tikrai nežinau. Bet jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, Adomas Bužinskas, tai aš turbūt susirūpinčiau, ar čia tikrai, ta prasme, savivalda. Kad neatrodytų, kad čia yra vienintelis variantas, duodu kitą pavyzdį. Tai yra Integrity PR, tokia žinoma viešųjų ryšių agentūra. Garsi. Bet ir jai už 23 metus pervesta apie 560 000 eurų, 103 sąskaitos, 4 darbų priėmimo aktai. Ir vėl, kai ateina auditas, jie nesugeba paaiškinti, už ką buvo mokėta. Tai 103 sąskaitos, tai čia kas 3 dieną tu gauni sąskaitas, tu jas apmoki, bet kai ateina kontrolė, ateina auditas, sako, tai už ką buvo mokėta ir visi. Tai va, tokie, ir jau iš GO Vilnius vadovės mes girdim, kad ir už 24 metus bus tas pats. Šiuo metu yra baigiamas auditas, tai mes turbūt mėnesių bėgi gausim antrą dalį. Jeigu kviesit, mielai ateisiu. Su malonumu. Aš dabar pradėsiu tikrinti visus. Tai va tokiais gabalais aš jums parodo, kad vien už 23 metus 4 milijonai netinkamai apskaityti. Ir kai aš kreipiuosi jau tada, čia aš neradau palaikymo savivaldybei. Bet čia, pirmiausia, aš jau tikiuosi, kad kas nors iš mano partijos kolegų, pirmiausia, tų frakcijos, kurį gavo valdžią, ir mero, kurį sakė, kad ateina čia būti be cirkų, ir aš tikrai jį endorsinau ir palaikiau ir taip toliau, nes, kažkaip aš liktai į benkus, kad tikrai pozityviai žiūrėjau ir žiūriu kol kas, bet aš tikrai manau, kad tai pirmiausia jų buvo reikalas pradėti aiškintis, tai kaip čia dabar yra ir kur tie pinigai dingsta, nes mintis kyla įvairios. Taip. Ir tada, tai aš kaip opozicija, tai mano darbas yra tada atkreipdėmėsi, viešint, reikilu esant paskreipti teisėsaugos institucijas, nes man irgi tai nėra normalu, tai yra milžiniški pinigai. Teisingai jūsų pastaba, mes kartais dėl kelių šimtų eurų, čekiukų pažiūrėkit tos sumos, kai kur yra, negaliu pasakyti, vis tiek yra nusikaltimas padarytas, taip, bet sumos tai nepalyginamos. Bet nusikaltimą padarė, jeigu įrodytos atvejuose vieni, o visiems savivaldai dirbančiams visoje Lietuvoje žmonėms buvo primesta kaltė ir po to buvo sugalvota absoliučiai neįtikimas dalykas. Panaikinti čekučius ir visiems dirba ar nedirba pradėti mokėti didelės sumas, gerokai didesnės. Ne didelės, aš galiu pasakyti, kiek aš gaunu. Aš gaunu 760 eurų. Gerai, o kiek tu gaudavai, kol nebuvo šitas? 350. Tai palauk. Kai man kokie nors tapinai eiliniai, čia aš visą tą kohortą, aš iš karto pasakiau, kad čia yra marazmas politiškai.
Nu, politekonomiškai čia marazmas yra, kas buvo padarytas su tais čekučiais. Suprantat, žiūrėkit, buvo 350 ir reikėjo pateikti. Ne, plus 400 dar galėjai parodyti kaip išlaidas. Ai. Tai Vilniečiaus panašiai. Tik dabar atskaitomybės nėra. Taip, aš žinau. Bet mažose miesteliuose. Tiesiog padidėjo. Man 3 vietose sakė, mes beveik pasiruošę pakabinti tapiną ant sienos, nes dabar yra rojus. Moka ir nieko neprašo. Tai, bet čia tarp kitko tos pačios dalies, kada tu niekada nekalbi ir viešumo labai retai kalbama apie iš tiesų to pačios, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldos kontrolierius yra tiesiog žiauriai profesionalus žmogus. Aš tą prisimenu dar iš savo buvimo taryboje. Ir iš tikrųjų auditų skaityti malonu, jie protingi, logiškai gražiai sutvarkyti, bet jie retai pasiekia visuomenę. Tarsi, kažkaip lik ir neįdomu, nes žaidžia man koklikai ant pavardžių. Taip. O čia tu nežinai pavardės, aš, pavyzdžiui, net nežinau tos ponios, net neįsivaizduoju, kas jinai ta, kuri ten Vilnius gau. Bet galų gale mūsų netai, mus labiausiai turėtų akcentuoti, kažkaip gal nesidomėsiu, kas ne vien tokia, bet iš tikrųjų mus turėtų dominti, kas atsitiko su tais pinigais. Audito išvada yra tokia. Popieriai yra, tik jie apie nieką. Tokia išvada. Jie yra tokia būtent, kad atrodytų teisėtumą, bet nei teisingumo, nei moralinės kažkokios jos neįrodo. O galimai dar yra nusikaltimas. Bet čia jau nei Nemunaitis, nei Maldeikienė tokių dalykų. Bet mes galime, bet žiūrėkite, kitais metais, panašiai, lygiai už metų turbūt rinkimai. Kitais metais kovo mėnesį. Taip, tai galima pradėti klausyti, mes pradėsime formuluoti klausimus žmonėms, pas mane paskyroje, bus Facebook'e. Klauskite, kai ateis, kaip jie tokius dalykus vertina ir ką jie darys, jeigu juos išrinks. Aš tai nesiruošiu kandidatuoti, tai turiu teisę paklausti. Aš ketinu kandidatuoti. Ne, tai čia labai gerai. Aš tai džiaugiuosi, kai kandidatuoja žmonės, kurie skaito dokumentus, nes dauguma neskaito. Tai čia mano klausimas jums buvo suformuluotas, į kurį mes iš tikrųjų ir atsakė ir galėsim pereiti prie kito bloko. Tai mano klausimas buvo toks, ar jūs kaip Vilniaus tarybos narys suprantate, kas iš tikrųjų, ką ten realiai miestas nusipirko? Ir mes atsakom, mes nesuprantame. Aš sąžininkai tada irgi papildant šitą klausimą, nes aš nesuprantu tada ir buvau Vilnius kaip tarpininko vaidmens. Tai mes lygiai taip pat, jeigu norėtų pasamdyti, pavyzdžiui, Integrity PR, tai ir samdaitų juos. Kaip savivaldybė, net nereikia savivaldybės įmonės. Jeigu tu nori kurti turinį, samdyk turinį, bet iš kitos pusės mes turime dabar kiek, apie 12 žmonių komunikacijos skyrių pas save savivaldybei. Tai tenka man dirbti kaip aš iš verslo žmogus, čia vėlgi kaip tarybos narys reikia, kad suprastų žmonės, kad tai yra papildoma veikla, tu realiai iš to neišgyvensi, jau atlyginimą net įvardinau, tai aš dirbu aviacijos sektoriui. Tai taip dalis, tenka matyti, kaip dirba didelės kompanijos, tai 12 žmonių komunikacijos skyrių čia jau yra nemažas, reiškia. Žiūrėkit, aš dirbau Vilniaus banko 95-6 metais, aš buvau Vilniaus banko viešųjų ryšių skyriaus viršininkė ir atstovės spaudos. Aš buvau viena, visą milijoninį, tada milijonas litų buvo daug, aš visą reklamos biudžetą rašiau Nedvarui kalbas, prižiūrėjome ir viena susitvarkydavau. Tai iš tikrųjų, aš tai manyčiau, kad problema yra labai, čia mano versija. Dabar aš labai noriu, kad klausytojai visada skirtų, kur yra faktai, ką mes iki tol kalbėjom, tai yra auditorių patvirtinti faktai. Jie yra vieši, nuorodas aš jums įdėsiu į tos dokumentus, jeigu kam įdomu, galėsit skaityti. Dabar mano versija. Aš labai daug šitų profesionalioj politekonominėj literatūrai viešieji ryšiai priskiriami šūdmalos darbų kategorijai, kurie nekuria, čia yra knyga mokslinė, ta prasme, čia yra mokslas, netgi irgi. Knyga į lietuvių kalbą išversta, irgi galėsiu dėti nuorodą. Knyga labai juokinga, galite pasiskaityti, kas yra šūdmalos darbai. Jie iš tiesų atlieka tokių keistų tarpininkų. Jie nekuria realios vertės, bet jie sukuria kažkokį tokį mąstymo lauką. Jie jums pasako, kaip reikia galvoti. Taip, jie jums pasako, kaip reikia galvoti. Tai aš manau, kad jie savęs taip netraktuoja, turbūt Vilnius gau, bet jų logika yra panašiai tokia, kad jie dirba tokį sudėtingą darbą, kad tiesiog neįmanoma jo aprašyti, kiek jis yra gilus. Ir dabar einame prie kito klausimo. Aš tik trumpai papildant, be 14 milijonų gau Vilnius, dar pati savivaldybė skiria 960 000 savo darbų komunikavimui. Ir ten už 4 milijonų irgi samdomi viešųjų ryšių
agentūros. O kai mes čia ateiname, tai mes neturim vietos, kur padaryti elementarų įrašą, taip? Reiks pasakyti man, kam nors iš tų, kad sutvarkykit galų gale, kad būtų galima komunikuoti su tarybos nariais. Ir dabar einame prie kito audito, kuris man jis buvo, jeigu pirmas truputėlį juokingas, tai antrasis man buvo skaudus auditas. Tai jis atliktas rudenį, jis apie psichinės sveikatos centrą, iš tikrųjų tikslas turėjo būti, kad ten ūminės psichozės, man atrodo, išskirtos, aš tai pasakysiu. Taip, ūminė psichiatrija, reiškia, kada žmonėms staigiai kažkokios nelaimės atsitinka su jų galvomis, gerontopsichiatrijos ir psichologinės reabilitacijos skyriams yra pastatytas pastatas, jis yra pastatytas jau tiesą pasakius, tam vasaros 5 blokė ir šalia tų senų sugriuvusių namų kažkada tai lenkų laikais pastatytų pastatų, kurie ten tada buvo turbūt poilsiavietės. Iš tikrųjų atsiranda rimtas namas. Jis atsiranda 24 metų rudenį, spalį, man atrodo, kaip auditas sako. Mano visa informacija yra iš audito ataskaitos. Taip? Ir po metų jis dar neveikia, stovi, yra mokama apie arti 60 000 vien už elektrą sumokėta. Komunaliniai visi tam turbūt. Komunaliniai, ten elektra buvo, nesvarbu, komunaliniai, apie 60 000. Yra mokamos palūkanos bankui, nes statyta ten, man 5 milijonų, man atrodo, paskola. Ir, žodžiu, bet neveikia. Tada liela klausimas, tai kodėl neveikia? Tai išaiškėjo, kad problema yra baldus nusipirkti. Žodžiu, proto užteko, kad pastatytų, sudarytų sutartis, viskas, bet neužteko proto sugalvoti, kad reikės baldų ir kaip ten parašyta pagrindinė problema yra, ten jau minkštus baldus per metus nupirko, sofutes turbūt. Bet ten dar yra specialūs baldai, aišku, tikriausiai jeigu gerontopsichiatrijos skyrius. Ne. Ten maža to, kad nupirko minkštus baldus, nupirko tuos baldus, prie kurių, tarkim, reikėtų pririšti tuos pacientus. Trūksta, žinot ko, trūksta spintelių ant sienos, spintų ir po praustuvais va šitų spintelių. Audite šitą tiesiai neparašyta. Tai aš, kadangi dabar jau dalyvauju keletoj posėdžių, tai būtent trūksta to, ką populiariausias dalykas. Žiūrėkit. Kai namuose ko trūksta tokio, tai mes visi normalūs lietuviai, kurie gyvenam iš savo pajamų normalių, mes nuvažiuojame į Ikėją ir nusiperkam. Taip. Ir uždarai klausimą. Ir tas vyksta, panašiai 2 dienas. Taip, arba ten gali internetu nusipirkti, Ikėja atvažiuoja. Dar būna gal problema, kas surinks. Irgi taip, pamokė ir surenka. Žiūrėkit, iš tikrųjų tai yra patyčios iš sistemos. Ir tai irgi yra klasikinis politekonominis toks momentas, politekonomai pasakytų, įvyko principalų agento konfliktas, problema, kada yra miestas, tikslas miestui reikia paslaugų. Žmonėms, kurie turi dimensijas tyrimams, paslaugų reikia žmonėms, kurie turi psichinę negalią arba tiesiog ūminius psichinius kokius nors sutrikimus. Paslaugų nėra, bet vėlgi auditas sako, techniškai dokumentai egzistuoja. Ir negalėtų nei vienai grandiai, ten jos yra 4 išvardintos grandys, visos lyg ir viską padarė, tik neveikia. Žodžiu, ar tada aš manyčiau, kad ir yra tarybos nario, administracijai tvarko, yra dokumentai, pastatas stovi, bet tarybos narys, kuris balsavo už tai, kad reikia paslaugų, jis turėtų atsistoti, čia visi posėdžiai turėtų apie tai eiti. Žmonės, o dabar jau veikia? Ne. Jis dar neveikia. Reiškia, neveikia jau 1,5 metų greitai. Ne, gal visgi apie metus reikėtų kalbėti, vėlgi toj pačioj kontrolieriaus ataskaitoje parašyti, kad mes per tą laiką negautos pajamos yra maždaug 500 000. Taip, šitas parašytas. Ir šitoj vietoje atvirkščiai, jeigu supirktų tos baldus, pradėtų funkcionuoti, tai iš ligonių kasų gautų tiek pinigų, kad užtektų ir dengti komunalinius ir paskolos palūkanas. Tai yra sudėtinis klausimas, tuomet nereikėtų parduoti šalia esančio sklypo, kas irgi yra galvos skausmas ir čia mes dėl to irgi sulaužyta daug iečių. Dabartinė administracija sako, kad reikia parduoti. Aš, pavyzdžiui, man atrodo, kad atvirkščiai, jeigu ten yra jau infrastruktūra, tam psichikos sveikatos centrui, tai jūs plėskit paslaugas. Nepamirškime, kad tai yra viena gražiausių vietų Vilniuje. Tai yra labai gražiai už Petro ir Povilo bažnyčios tokia erdvė
ir jinai tokia iš tikrųjų galbūt žmonėm, kurie turi problemų, tokių emocinių visokių panašių, tai jiems labai gerai ženklas kaip parkelis yra toks, lyg savotiškas. Tai aš galiu išvelgti, kad ir dabar, galbūt jis tyčia, bet čia jau mano nuomonės, kad tiesiog, nes tas pardavimas tai šiuo metu ir turėtų vykti. Šiuo metu turėtų būti skelbiamas aukcionas, kad visgi pardavinėt. Nors pati psichikos sveikatos centro administracija tvirtina, kad jeigu veiktų tas blokas, jie galėtų toliau mokėti paslaugą, nereikia pardavinėti. Nėra tikslo iš finansinių srautų, taip kaip jie planuoja, tai net nereikėtų. Galėtų ir toliau šitas sklypas egzistuoti, Vilniaus miestas nenumirtų nuo to, kad suteikė tam 8 milijonų paskolą, ar tam ne paskolą, negalima paskolą duoti, bet davė šitą vietą susitvarkyti. Viskas. Bet dabar mes atsirėmėm į tai, kad neįvyksta viešųjų pirkimų konkursas. Ir man tada keista, bet jis buvo organizuotas po to, kai pastatytas pastatas. Tai gerbėmėjai, mes visi suprantam, kad jeigu tu turi tikslą, kad kuo greičiau pradėtų veikti, ir tu matai, kada bus pastatyta, tai sutartis perki. Ir tada, kai jau pastatyta, tada jau suvažiuoja tie, kuris per tą laiką pagamino ir tau viską sutvarko. Čia yra neūkiškumo pavyzdys, man atrodo. Aš kaip politologė turbūt matyčiau platesnį lauką, nes techniškai, jeigu vėlgi mes paimsime tą patį auditą, tai ten yra parašyta, kad techniškai projektas yra užbaigtas. Taip. Nes jis yra užbaigtas. Tikslas lyg tai buvo formuluotas, irgi iš audito seka, pradedant projektą, kad būtų paslaugos teikiamos. Bet kai pasistatė pastatas, visi patvirtino, kad pastatas stovi. Taip? Tai kažkur įvyksta tas techninis lūžis. Irgi politekonomijos knygose jis yra labai plačiai panalizuotas, aš būtinai įdėsiu šalia visiems aiškinimas. Aš tokią politekonomijos vadovėlį pradėsiu pasakoti apie kainą išneka, nes mūsų žurnalistai tai yra, aš kartais atsiprašau, bet čia aš tau kukliai labai. Tai žiūrėkit, iš tikrųjų problema yra kokia, kur įvyksta lūžis. Planavimas buvo, įvykdėme, taip, dalį. Pirkimai, lyg tai pirkimuose nenumatyta pradžioje buvo baldų pirkimai. Yra kažkokia problema. Ir paskutinis dalykas - atsakomybė. Už ką turėtų atsakyti vis dėlto visi, kas vykdė projektą? Ar už tai, kad namas stovi? Ar jie galėtų pasakyti, užbaigėm, kada atsiranda, pacientai, klientai? Kai pacientai, kaip paslaugos suteikiamos. Aš manau, kiekvienam atrodytų taip pat. Taip. Tai, žinokit, keista, o ne tada, kai pastatas stovi. Tai čia yra tas žanras, kada techniškai pastatas stovi, lyg tai auditas sako. Pacientai už 100-150 metrų senam pastate, taip, kaip jūs ir sakėt pačioje pradžioje, sugrūsti kaip konservai. Sugrūsti, o jie dar yra prie viso to su dimensijomis, jie nelabai suvokia, kur jie yra. Jie kambarį nuo 5 iki 9, tualetų nėra. Ir žodžiu, ir iš tikrųjų mes matome balansą. Pastatas, net ir balansas rodo, kad pastatas vasida 23 metais, balansas, man atrodo, 11 kažkas tai, o po to 17 ilgalaikio turto. Žodžiu, prieaugis yra turto. Bet mumgi neturto reikia, mums reikia paslaugos ir to turto gražos. Čia graža turėtų būti paslauga. Tai, čia net ne apie pinigus eina kalba, čia eina kalba apie prasmę. Tai prasmės tame judesyje nėra. Bet vėlgi ir paslaugos, bet ir pinigai. Jeigu jie persikeltų, jeigu gautų dabar jau iš tikrųjų pagal kontrolierių didesnės pajamas, gerokai didesnės, miestų nereikėtų finansuoti. Tai čia mes nereikėtų skirti ir pinigų. Ir tada jau klausimas toks irgi politekonominis ir politinis, ir klausimas, kaip jums atrodo, kas turėtų čia būti tas atsakingas? Ar jis dabar yra? Kad lyg ir jeigu pastatui, tai lyg ir yra, rangovai buvo pastatę. Ar vis dėlto turėtų būti rezultatas? Ir kas tada už tai, kad rezultato nėra už tai atsakingas? Teoriškai vis tiek yra įstaigos vadovas, bet kadangi jie patys neatlieka pirkimų, o jie tik suformuoja poreikį, o viešųjų pirkimų skyrius juos realiai padaro, tai mano žiniomis tas pats pirkimas buvo paleistas gerokai vėliau po pastato baigimo. Tai šitoje vietoje pas mus neveikia viešųjų pirkimų skyrius. Kodėl? Todėl. Aš manyčiau, kad čia problema, kaip politologas, čia problema yra truputėlį gilesnė. Čia visi jaučiasi atlikę savo darbą ir labai gražiai pas juos, Brazausko laikais buvo toks vyresni žmonės, žinos, ką tai reiškia, kitiems išversiu, viso zakonė. Viskas teisėta, taip, viską mes šiek tiek padarėm, čia nieko neįvyko.
Bet iš tikrųjų pas žmonės eina ir į politiką, ir būna tarybos nariai, ir jie ten, pavyzdžiui, įsivaizduoja, kad jeigu jie ten nuims vieną lentelę, ant tam uždės kitą. Aš, pavyzdžiui, turiu tokią problemą ir su savo frakcijos, savo partijos nariais taryboje kalbėjau, ne su vienu. Ir klausiau, žiūrėkit, mano gatvėje, bet čia visai netoli, yra 3 durys, ant kurių prišlipintas lapukas priedanga. Mane turėtų pridengti. O jums ramiau dabar, kai užklijau? Aš nepabaigiau, Aleksandrai, gal jūs jų ten paklauskite, nes jie manęs negirdi, gal jūs geriau girdės, jūs vis dėlto vienoje erdvėje sėdite. Žiūrėkit, tos durys turi, jos tokios visos yra pilkos metalinės ir ant jų yra priedanga parašyta. Jos šalia viena kitos, gal tai yra ta pati priedanga kažkaip rusysuojina, bet jos visos yra užrakintos ir aš visada eidama, mano jau žanras yra, aš einu, čiuk, patampau priedangą, įeit negaliu, kad nors būtų telefonas. Kita vertus, jeigu tai man nuo mano namų apie 150 metrų, aš gal kažkaip nubėgčiau jau ten per sniegus, jau ten jeigu nelaimė į tą priedangą, bet jinai būtų uždaryta, akivaizdu. Ir aš net neturėčiau kur pasiskųsti. Tai čia yra jau iš tikrųjų kažkokia nebuhalterinė problema. Man atrodo, kad ir su tais auditais ir apskritai mąstant apie politiką, mes labai dažnai mąstome būtent čekučiai. Buhalterija nesuėjo. Kažkur ne ten važiavo. Kažką ne taip nupirko. Tiesa, kada jau milijonai nebeįdomu, nes dažniausiai, aš netgi galiu pasakyti, kodėl dažniausiai neįdomu, todėl kad visokiose aukštose tose kūrybinėse industrijose, Šūdmaloje, sėdi tų pačių žurnalistų draugai, kartu mokėsi, draugavo, tai kažkaip tai, ir be to, reikia, kad pavardės būtų, kad atsirastų interesas ten užjūsti. Dramos. Dramos, klykų, ką čia parašysi Vilnius Gau. Geriau tada aptarinėjo su Vilnius Gau, mes aiškiai prisimenam aptarinėjo tą .g. Čia jau buvo rimta drama. O kad pinigų ten kitam, aš nesakau, kad tuo konkrečiu klausimu, bet bendrai išleista daug. Taigi, norisi tada paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, kokių taryba ir ypač jūs kaip konkretus tarybos narys, kokių instrumentų jūs turite, kad priversti administraciją tai taisyti tokias spragas ir kodėl tos ataskaitos dažnai pasibaigia, priimėm žiniai, kaip turbūt ir kreipimaisi dėl neaišku kur dingusių pinigų. Vienintelis mano ginklas, gal 2, tai yra viešumas, visgi atkreipdėmėsi, kad darytų spaudimą, antras yra kreipimasis teisės saugos institucijas. Visais kitais atvejais, ko pasigendu, aš pasigendu net noro bendradarbiauti. Aš kaip tarybos narys, aš kai ėjau rinkimus, aš įsivaizduoju, kad jeigu išrinks, tai aš jau čia prieisiu prie visos informacijos. Aš naiviai tuo tikėjau. Aš maniau, kad mano statusas... Kaip politikė ilgametė, man jūs labai juokingas ir naivus atrodo. Aš taip perskaičiau įstatymą, taip įstatymė parašyta, bet panašu, kad mes to įstatymę... Aš turiu, vienas mano pirmų užklausų, kai aš čia atsiradau, beveik 3 metai jau praėjo, aš nusiunčiau tvarkingą raštą, prašau nurodyti, su kokiom teisininkų kontorom pasirašytos sutartys ir kokie buvo mokėjimai, kokio dydžio už pernai metus. Ir man parodė špygą. Aš įsivaizduoju, jie turbūt žadą prarado. Ir sako, ir gavau atrašymą, po pauzelės gavau atrašymą, kad kadangi artimiausiom tarybos posėdį tokie klausimai nebus svarstyti, tai jums nepriklauso, tą žinot. Čia toks, buvo šaltas dušas. Ir kuo toliau, tuo mes labiau klimpom. Iš tokių labai rezonansinių pas mane dabar jau bylų teisme yra, kai irgi man sporto finansavimas atrodo neskaidrus Vilniuje ir aš dabar taip rizikuoju užsirauti ant tų gerbėjų vienos arba kitos komandos, bet prisiškim prie... Aš visiškai nesidomu. Bet bus jums iš matematinės pusės man įdomu skaičiai. Bet kadangi aš matau, kad, pavyzdžiui, 2 milijonai per metus ten skiriama Rytui, 1,5 milijono krepšinio klubas, 1,5 milijono Vilniaus Žalgirio futbolo klubas, tai aš žinodamas, kad tai yra neskaidrė, aš sakau, paduokite. Pagal pasirašytą sutartį, kas 3 mėnesius privalo teikti ataskaitas. Tai sakau, ar norėčiau susipažinti, ar teikia ataskaitas ir kas tose ataskaitos. Ar jie naudoja pagal paraiškas. Tai aš jau 2 metus bylinėjus dabar, nes irgi man buvo atsakyta, kad jie neprivalo man tokios informacijos suteikti. Kodėl? Todėl, kad artimiausiam tarybos posėdėje tai nebus klausimų. Aš bandžiau argumentuoti, bet aš kaip tarybos narys, aš inicijuot galiu klausimus, bet tam, kad inicijuoti klausimą, man reikia surinkti informaciją. Be abejo. Ir tai aš pasikreipiau administracinių teisės ginčų komisiją. Laimėjau.
tada mane savivaldybė apskundė teismui, Dėl ko? kad nes administracinių teisės ginčų komisija liepė jiems suteikti man informaciją. Jie apskundė teismui, aš Kodėl? laimėjau pirmos instancijos teismą, jie apskundė dabar jau vyriausiam Ne, administraciniam, žiūrėkit, o kaip jie formuluoja savo ieškinį? Kad jie nevykdys, nes jie neprivalo, nes A, įstatymė jie- parašyta, žiūrėk. kad privalo suteikti informaciją, kuri būtina tarybos nario darbui, o būtina, tai sako, tas be kurios tas tarybos narys negali gyventi. Tai be šitos informacijos supras, gali gyventi. Žiūrėkit, čia tarp kitko, už tai dėkui. Aš apie tai pirmą kartą išgirdau, labai dėkui šitą nuorodą. Klasikinė, vėlgi galiu net su pavadinimais problemų politekonominių išvardinti, bet problema yra kame. Kada vykdytojas, savivaldybė ir Adomas Bužinskas, mano mylimas mokinys, bet tai nieko nekeičia, kontekste iš tikrųjų vykdytojas nustato tam, kas yra aukščiau jo. Suprantat, Lietuvoje labai sunkiai suvokiama, kad tarybos narys yra aukščiau savivaldos bet kurio klerko, įskaitant savivaldybės. Tai yra rinktas žmogus. Taip, jūs einate atstovauti miestui. Aš ta prasme, iš tikrųjų labai aiškiai matau, kaip svarbu prieš rinkimus aiškinti ir žmonėms, iš tikrųjų, kam jūs tuos tarybos narius renkate. Jūs juos renkate, kad atstovautų miestui. Aišku, jie gali turėti politinės skirtis. Pavyzdžiui, tie, kurie liberalesni, gal norės daugiau privataus švietimo ar privačių ten kažkokių paslaugų, kiti gal ne, bet tada jau ten diskusija, bandysim bendrą vardiklį vadinti. Bet visuma, jūs esate tie, kurie gali ką tik nori sugalvoję paprašyti ir privalo duoti. Tarp kitko, kai aš nueidavau pas savivaldybę, kai čia buvau, mane išrinko turbūt balandį, aš prisiekiau, o išvažiavau lapkritį. Kai į Seimą įsikrauščiau po metų, tai 1,5 metų buvau, tai tikrai su tuometinė savivaldos direktorė tikrai ko prašydavo, man padėdavo ir duodavo, neturėjau to. Na, o čia ne, ir aš tik užbaigiu šitą mintį. Ir aš žinojau, kad, pavyzdžiui, Vilniaus Žalgiris futbolo klubas turi problemų ir pinigai keliauja pro šoną. Ir dabar, kai jau vyko ta rokiruotė, dabar ir Tapinas tapo prezidentu, tai jie sako, taip, mums paliko tuščią kasą, daug skolų. Bet aš tai tą žinojau ir man reikėjo dokumentų tą įrodyti. Bet aš dabar jau gaunusi iš tikrųjų beveik 2 metus, mes dabar laukiam vyriausio administracinio teismo posėdžio, dar nenustatyta data, kad visgi suformuot precedentą, kad tarybos nariui privalo duoti informaciją tą, kurios įsiprašo. Žinot, aš supratau, su kuo aš pabandysiu pasišnekėti kitą pokalbį. Šiandien patys jūsų arba rytoj paklausimus merui, kuris be cirkų. Apie cirką mes. Jeigu meras nešnekės, tai taip ir pasakysim, net nešneka. Bet man iš tikrųjų pasišnekėti, ar čia nėra cirkas. Ta prasme, ir meras turėtų jums padėti, ir savivaldybės administracijos direktorius. Jie tiesiog privalo. Jeigu jiems atrodo, kad jūs to nevertas, tai iš tikrųjų jie spjauna ne į jūs, jie spjauna į tuos, kurie už jūs balsavo. Ir ar jie mums patinka ar ne, čia jau kitas klausimas. Tai aš tą problemą labai Lietuvoje matau, kaip iš tikrųjų daromos dirbtinės tokios aistros, dar kažkas tuščioj vietoj. Arba, pavyzdžiui, kai ir paskutinė istorija, kai visi sugrūdė rankas iki alkūnių lauko tualete, atsiprašau, graibo ir ieško kažkokio Amerikos ten pedofilo, bet tuo metu galima daryti, ką nori. Taip. Erdvė, komunikacinė erdvė užimta. Kai man kas nors pasako, sakau, atsiprašau, nei porno žiūriu, nei tokia skaitau, nei turiu problemų. Tai tiesiog, kaip man pavardė yra signalas, einam tolyn. Bet aš praktiškai neberandu net ir už pinigus, Delfi, tai aš tarkim moku, tiesiog sunku rasti, kas mane sudomina. Tai ir tada iš tikrųjų, o tada jau, dabar buvo geras toks momentas, aš sugavau, kai jūs pasakėt, kad eisit į kitus rinkimus. Tai iš tikrųjų man tada kyla toks klausimas tiesioginis. Ką jūs, jeigu taptumėte miesto vadovu, ar ten, nežinau, nesvarbu, kokie būtų jūsų 3 žingsniai, kuriuos jūs iš to savo dabar jau patirties vis dėlto. Man, aišku, tai aš čia pirmą kartą, jūs kažką minėjot, bet aš pirmą kartą, taip, kai telefonu tarėmės, pirmą kartą čia tiesiai iš jūsų išgirdau dėl tų kreipimusi, man sveikatos neužtektų. Aš vieną kartą kreipiausi, būdama Seimo narė, kai man 2 kartus parašė, kad nužudys. Dėl to, kad aš drįstu turėti savo nuomonę apie tai, kad negalima žydų niekinti pagal tautybę.
Nu ir sakė, tu žydauka, mes tave pribaigsim. Aš turiu tą įrašą, tai 2 kartus kreipiausi į generalinę prokuratūrą, gavau atsakymą, kad taigi nenužudė. Čia ne anekdotas. Taip, kol nėra veiksmų, tai yra, jie nereaguoja. Kai nužudys, tai jau jie tada jau turbūt vaikai. Arba pasikėsinimas, jeigu jums pasiseks. Jeigu man pasiseks, tai gan kokią koją nuraus, bet tada jau biškiai bus blogai. Tai suprantat, o po to daro šou iš antisemitizmo. Tai čia viskas yra juokinga. Čia viską, kai kartu sudėdi, tai labai keistas laukas. Tai vis dėlto, kokius jūs 3 žingsnius darytume? Aš ir dabar praktiškai biudžetui iš mano pusės buvo 2 pasiūlymai. Vienas, neskubėsiu tą konferencijų salę skirti 600 000 eurų už architektūrinę konkursą. O kas čia per konferencijų salę? Buvusio Seimo aikšteliai, dabar atiteko miestui. Ir ten dabar nuspręsta jau 600 000 eurų skirti architektūriniam konkursui. Nors dar nėra politinio sprendimo, kad bus ten konferencijų salė, bet jau 600 000 mes pasiruošę skirti. Tai va, tai šitą siūlė. O antras, stiprinti vidaus audito skyrių. Irgi, kas nežino, tai savivaldybė keli skyriai yra. Tai vidaus audito skyrius, tokiam smulkesniem klausimais užsiema, ir savivaldybės kontrolierius tarnyba, kaip ir atlyginimus moka administracija, bet jie tokie labiau nepriklausomi ir jie užsideda tokie globalesniais. Jie ir darė šito. Taip. Tie auditai, apie kuriuos mes kalbėjom, ir yra šitos. Jie audituos visas įmonės, kurios yra tiesiogiai ir netiesiogiai pavaldžios miestui. Bet ir tai, jie, pavyzdžiui, tikrai nėra pajėgus praudituoti kokį šilumos tinklų. Tiesiog nėra pajėgus. Techniškai, nes 6 žmonės. 6 žmonės čia ir vidaus audito skyriui irgi 6 žmonės. Čia jau yra apskritai audito institucijos. Tai mano pirmi žingsniai tai būtų tikrai bent dvigubinti. O su tokiu pasiūlymu aš ėjau dabar į biudžetą, prašiau tik 300 000 skirti, kad vidaus audito skyrių padvigubėtų. Ar žmonių skaičių. Ir ko baigėsi? Ne, tai atmesta, viskas nėra. Pas mus yra dabar atitikties skyrius, kur ten neva yra kažkiek kita. Žiūrėkite, aš palyginimu, jeigu aš neteisingai skaičius pasakysiu, tai pataisykite mane. Bet iš tikrųjų, kiek aš dabar žinau, kontrolieriaus tarnyba, kuri darė šitos auditus ir daug dar kitų. Čia aš išėmiau 2, čia aš pasirinkau tuos 2. Bet ten yra ir kitų, tai yra iš tikrųjų jie dirbo ir jų tas darbo rezultatas matosi, ten nereikia ten klausyti, tai ką čia jūs veikiate. Ir jie miestui kainuoja 280 000, jų algos, visa kita. Ne, čia vidaus audito skyrius tiek. O kontrolieriaus apie 400 000. Bet vis tiek, tarkim, 400. Dėkui, kad pataisot skaičius, 400, taip. Bet reklamos skyrius, ten 11, kiek ten 12 žmonių komunikacijos skyriui. 14 milijonų, jūs sakėte, ar aš vėl drįstu? Go Vilnius gauna 14 milijonų. Kuris iš tikrųjų irgi komunikuoja komunikacijos skyriaus biudžeto nežinosiu, bet jie dar savo pasiskyrė 960 000 pranešimams apie savivaldybės darbą. Aha. Tai reiškia, iš jų 1/4 eina viešų ryšių kontorai, maždaug irgi 1/4 eina agentūra, kuri darys video ir visokius įrašys pranešimus į socialinius tinklus. Tai iš tų 12 neranda to. Neranda, jie reikia dar samdyti. Reiškia, dar apie 1 milijoną jie ištaškys tai komunikacijai. Tai o kontroliai, 6 žmonės vidaus audito skyrių už 280 000 ir gal traktuojama, kad artėja rinkimai, reikia komunikuoti. Aš tai manau, kad čia tas skyrius sugalvojo apie tai, kad apie tą laivelį, kad aš savo gyvenime juokingesnės nebuvau girdėjus komunikacijos, kad Vilniuje Neries upe laivas plaukti negali. Aš kaip tik buvau sugalvojus, kad grįšiu iš kaimo ir pasiplaukiosiu, nes labai užsinorėjau, kaip čia ten plaukia tas laivas. Ir staiga išeina žinutė, Vilniaus Neries upe laivu plaukti nebus galima, todėl kad Neryje per daug vandens. Taip jie Aušra, būsit nustebus arba ne. Tai susisiekimo paslaugos, tai ką mes vadinam judu, turi savo komunikacijos skyrių su 3 arba 4 žmonėm. Tai čia jau čia dar atskirai, čia nei savivaldybė, negu Vilnius, dar tam 3 ar 4 žmonės. Jeigu eičiau į tarybą, tai turbūt pirmas dalykas, ką visiems vilniečiam pažadėčiau, neįsiu tikrai žmonės, neįsiu. Linksminsiuos ir toliau darysiu, mokysiu jūs politinio ekonominio mąstymo pagrindų šalia pokalbių šitų. Iš tikrųjų, ką daryčiau, pradėčiau tyrinėti, o kiek čia šitos šūdvalos komunikacinės čia prisiveisė ant mano galvos. Ir tuomet gaunasi, tai ir kaip tai tarybos narys,
bet tą patį foną, maždaug kad respublikinį foną, reikia pramušti ir tą, kur su manim kovoju arba aš su jais kovoju. Tai čia tiesiog nelygiaverčiai biudžetai kokio Aleksandro Nemunaičio, kiek aš galiu dėl sklaidos, dėl ten pranešimų, ir, pavyzdžiui, milijonus iš savivaldybės administracijos, kurie, kaip ir prieš tai kalbėjom, paaiškins, kaip reikia galvoti, kaip reikia suprasti vieną arba kitą dalyką. Ir tada mano tokie pavieniai šūviai, nu, jie ir paskęsta bendram fone. Nors tikrai apie tai reikėtų kalbėti. Aš iš tikrųjų pradėjau tiesiog, pagalvojau, metai iki rinkimų aš pabandysiu žmonėm vis dėlto aš turiu patirtį politinę gana unikalią, ta prasme, kad aš turbūt esu vienintelė Lietuvos politikė, kur yra visose 3 lygiuose buvę, nes yra, kur iš Seimo nueina į Europos parlamentą, aš išbūsiu. Aš tiesą visiems iš karto galiu pasakyti, taryboje įdomiausias darbas. Tu arčiausiai žmonių, kažkaip, jeigu, pavyzdžiui, ten jau labai rėksi ir jau ten visai kovosi, tai gal psichikos centras pradės veikti, jau ten ir jausies, padėjau. Aš prisimenu, kai aš iš tikrųjų labai didžiavausi ir džiaugiausi ir po šiai dienai džiaugiausi, kad ta 31 vidurinė Tuskulėnų gimnazija jos nesukarpė į 3, nes aš jau tiesiog ir klaupiausi prieš Šimašių ir pikau, bet galų gale pasiekėm. Tai tas yra labai įdomu, bet man norisi, kad žmonės ne tai, kad jiem pasako, eikit ir balsuokit už tą ar kitą, visai nebūtina balsuoti už mano partiją. Ypač jeigu man neryšliai mano kolegos, mano partiečiai paaiškins, tai kas ten iš tikrųjų yra per problemos mieste. Ir aš matau, kad ir, pavyzdžiui, komunikacinės problemos yra tokios. Man iš tikrųjų norėtųsi, kad priedangos būtų ne tik tai lipukas ant prie durų, bet ir iš tikrųjų aš ten galėčiau nueiti ir kažkokios valandos darbo nurodytos. Ten galėtum nueiti ir sužinoti, pavyzdžiui... Aš galiu atsakyti, kodėl taip įvyko. Todėl, kad pernai metai, irgi dabar mes jau skaičiais vardinam, kas kažkam erzina, jie nemėgsta, kažkas atvirkščiai labai mėgsta skaičius. Tai pernai civilinės saugos skyriui buvo skirta 280 000. Prie beveik 2 milijardų biudžeto, tada buvo mažiau 1,6 milijardo, 280 000 civiliniai saugai. Tai už tos pinigus ir gausi tik lipdukai visam mieste. Viskas, Nei jie paprašė, nei jie susibiudžetavo. Žiūrėkit, ir tiesiog... o tai ar iš ties, jeigu ten tos durys stebuklingai atsidarytų, būtų kažkoks sezamai atsidark, ir ten yra kokia nors priedanga? Ne. Tarsi, tai priedanga vėlgi tai yra toks, kad skirtingas yra supratimas. Tai tam, kad pusvalandžio valandą nueit, gal suveiktų bet koks rūsys daugiabučio. Bet kai mes kalbam po priedangą, tai teoriškai vis tiek turi būti atsarginis išėjimas, jeigu šitą užgriaus. Tarsi, ten prakirsta, turi būti elektra garantuota, internetas, ką mes vadinam slėptuvę, tai dar didesni reikalavimai. Ten iš tikrųjų ten ir tualetai turėtų būti pagal viską, ir ten generatorius, ir ten specialus reikalavimai. Bet ir čia, po žodžiu slėptuvę, man bent jau ateina, kad turi būti atsarginis išėjimas būtinai, nes čia dabar jau turim patirti Ukrainų, kad atvirkščiai gali palaidoti visam laikui. Aš suprantu, kad Mariupolio... Tai ne, tiesiai šviesiai čia yra dabar lipdukai. Ir tik labai labai maža dalis yra sutvarkyta, kad jūs, bet čia dažniausiai žmonių saviveikla automa. Patys daugiabučių gyventojai kažkokią patalpėlę padaro bent suoliukus. Aš iš tikrųjų labai nuoširdžiai pasakysiu, aš vis dėlto irgi turiu naivumo. Jūs parodėt naivumą įsivaizduodamas, kad jų popierius, taip pat jūs paprašysite, jie taip jie supras, ką jums jų reikia. O aš iš tikrųjų visą laiką galvojau, kad vis dėlto už to lipduko yra durys, tik tai ten negaliu įeiti, nes numeris neparašytas ir neaišku, kur raktas. Aš pasakysiu tiesiai šviesiai. Reiškia, jūs ten įėjus, jeigu kažkas nutiktų nelaimė, su didelė tikimybė, jūs net vandens nerasit. Vandens atsargų, kaip toks būtiniausias dalykas. Suprantu, bet pažodžiu. Mano jaunėlis sūnus, kai pas mane ateina, tada klausia, mama, kur tavo 12 litrų ir juokiasi. Nes aš turiu knygutę, ką reikia daryti. Ir vieną kartą sakiau, reikia maisto prisiruošti, jis juokiasi, tai kur čia, sakė, viską šitą laikysi. Ir sakė, o tai sakė, po to nešiesi jau kur nors, jau tos 12. Suprantat, iš tikrųjų mes ironizuojame, bet aš galiu pasakyti, kad tai psichinės sveikatos nesutvirtina ir tai iš tikrųjų yra. Tai vadinasi, sutraukėm jūsų 3. Pirmas. Vidaus audito skyriaus padidėjimas, nežinau, ar į tą patį, ar šis savivaldybės kontrolieriaus tarnybos. Tiesiog visą tą kontrolės lauko stiprinimas. Tai daryčiau visus pirkimus viešus. Tiesiog, galima būtų pamatyti kiekvienas prisijungęs ne per CVPP. Dar paprašiau. Matom
kas perkama, už kokią sumą ir bent vieno lapo paaiškinimas, kam to reikia ir kokie yra angliškas žodis KPI-ai, kokio rezultato norim pasiekti. Nu, pavyzdžiui, tada jau aš vis dėlto turėdama 37 metų rašymo patirtį, 2 aukštosius ir daktaro laipsnį, jau galėčiau Vilniui gau pasisiūlyti rašyti tekstus, ar ne? Už pigiau negu 100 eurų, nes audite parašyta, kad 100 eurų, angliškai 200 eurų, aš galiu ir angliškai rašyti už 150. Bet mes vis tik nežinom, kas už tai buvo pirkta. Tai čia Ne, valandinis įkainis, nieko ne, nėra. bet jeigu jau pasidaro pirkimai vieši, mes aišku čia dabar biškai organizuojame, bet kartu atkreipiam ir dėmesį, kad iš tikrųjų yra labai prastai sudėliota. Aš turėjau tokią patirtį labai juokingą iš tų pačių pirkimų. Prieš labai daug metų aš dar dirbau matematikos fakultete, man paskambina iš Lietuvos geležinkelių tuometinių, bet sakau, tai yra senai, ne šitų, o anų geležinkelių. Ir sako, kad žinot, norėtų jie mane pakviesti dalyvauti konkurse, parašyti tokią pristatymą ir darbuotojams paaiškinti, kaip komunikuoti su visuomenė. Aš esu tą keletą kartarius, ten teismų sistemoje dariau, dar knygutę netgi turėjau galvoti, kad pertvarkysiu viską trupučiuką. Ir aš ilgai kamavausi, kiek paprašyti honoraro. Ir man jau žmonės pasakojo, kad, pavyzdžiui, kiti prašo ten sumų, kurios ten daug didesnės negu mano buvo. Bet man buvo nepatogu, aš žinau, aš darysiu knygutę, aš jau turiu, reiškia, aš ją padarysiu per 2 dienas. Per 2 dienas po darbo, nes aš darbą turiu, sutvarkysiu, ir dar nueisiu ir ten jau 6 valandos apmokymų. Ir man buvo taip, metai tikrai 14 arba 15, greičiau 14. Ir man tai buvo nepatogu, bet aš susikaupiau ir galvoju, vieną kartą būsiu, nachališka. Ir paprašiau 1000 jau tų pinigų. Ne, turbūt 15, kad ant 1000 eurų. Ir man tai buvo kažkaip nejauku. Ir tada įvyko kas? Atėjo po poros savaičių pareikalavimas, kad aš labai tiksliai pagrįsčiau savo kompetencijas tame. Aš parašiau vėl viską ir kad aš dirbau ir vadovau Vilniaus banko tam skyriui, viską šitą surašiau ir kad aš galiu viską pateikti ir tada konkursą nutraukė. Todėl, kad konkursas buvo padarytas, kaip man po to pasako žmonės, ir tai gana natūralu, jis buvo padarytas kitai kompanijai, kuri pasiūlė 4,9 tūkstančių šitą darbą, o aš paprašiau 1000 ir kai nutraukė, man taip ir parašė, dėl nepagristai mažos kainos. Tai čia turbūt panašiai su to Vilnius Gau. Mes dabar jau einam gilin, kas tikėtina, dabar supraskime, kad čia kur buvo auditas, o dabar jau versija, kad yra iš tikrųjų taip priprasta tose šūdmalos darbuose, visi tie ryšiai su visuomenė, klikinė žiniasklaida, visa šita komunikacija tokia, kad jinai iš tikrųjų priprato turėti daug pinigų ir gerai būtų apmokama. Ir iš tiesų neblogai plauna smegenis. O aš pasakysiu, mane tikrai su priedangom nuplovė mano smegenis, aš įsivaizdavau, kad vis dėlto ten yra priedanga. Smulkmenų, bet 3 punktą vis tiek pasakyčiau. Taip. Pati kultūra viešųjų pirkimų, aš tiesiog higiena, jeigu vienas iš pirmiausių dalykų būtų atšaukti tuos supaprastintus viešuosius pirkimus. Nes dabar pagal... Psichikos centrėje, ir Vilnius Gau, buvo jie tos... Tai tiesiog, bet apibendrintai, praktiškai visur Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje ir pavaldžios institucijose galioja taisyklė, kad iki 15 000 eurų tu gali nusipirkti telefonu iš vieno tiekėjo. Tai reiškia, paskambinai draugui, už 14,999 nusipirkai ir net sutarties nereikia, tau tiesiog atkeliauja sąskaitėlė, kurios net nereikia niekam pagrįsti. Tol, kol nebent prasideda vėliau tyrimai ir tada atsiradinė. Bet tyrimai neprasideda, nes elementariai paprašiau neduot kažkam medžiagos, o kiekvieną kartą per teismus... Iš tikrųjų, tas paprašymas jau sukėlė isteriką vien to, kad susigalvojo paprašyti. Tarp kitko, turiu pasakyti, kad man duodavo, kai aš buvau, ko aš prašiau. Gal aš neprašiau nieko grėsmingo, bet ką aš prašiau duodavo. Ir antra, Seime irgi kiek esu ko prašius duodavo. Tai šito vietoj neturėjau problemų. Tai toks mūsų šiandien buvo pokalbis. Pabaigai aš labai aiškiai noriu vieną dalyką pasakyti. Aš žinau, kaip mūsų visuomenė yra išugdyta. Ir visada visi ieško jokių interesų. Jokių interesų susitikti su Aleksandru aš neturėjau, išskyrus, kad padėti jums
sužinoti, kas vyksta savivaldoje ir toliau susitikinėsiu su kuo noriu ir man kiti neaiškint, su kuo aš turiu kalbėti, nes aš jau girdėjau, paaiškinu, tai kam čia tau reikia, tai čia man vienodai rodo, ką tuo klausimu galvoja mano partijos vadovai. Aš eidama į konservatorių partiją, aš tą viešai deklaruoju ir užrašysiu turbūt ant savo puslapio, nes pradėsiu, aš pasakiau, tai buvo prieš balandį bus 3 metai. Aš pasakiau, jūs gerai pagalvokite prieš keldami ranką, nes aš kalbėsiu tai, ką aš suprantu ir matau. Jeigu aš klysiu, prašom paneigti, bet aš kalbėsiu ne tai, ką jūs man liepsit, o kaip aš mąstau ir kaip aš suvokiu dalykus. Tai ir toliau kalbėsiu. Tai aš labai dėkinga Aleksandrui, kad atėjo. Jokių ypatingų verslo interesų mes niekada neturėjom. Aš pirmą kartą jį pamačiau, o dabar... Aš jūsų knygą esu nusipirkęs. Knyga išėjo 13 metais. Tada ir turiu. Ir čia jau, tarkim, aš ją dabar iš naujo rašau, taip. Tai vat iš tikrųjų aš labai dėkinga Aleksandrui. Aš pirmą kartą... Jis sakė, kad jis yra buvęs pas mane kažkaip matematikos fakultete. Mes susitikę buvom. Aš kai magistrinį rašiau, aš atėjau trumpam vienai konsultacijai. Tai, mano buvo darbas visiems, ką aš galiu, o buvo naudos. Naudos buvo, aš gerą darbą parašiau, bet aš nesugebėjau ją apsiginti. Nes konfliktinė situacija, mano recenzentė buvo iš Lietuvos banko viena departamento vadovė ir jai nepatiko mano išvados. Tai gal čia ir aš ką nors netokias. Žodžiu, aš nežinau, aš tikrai neprisimenu ir sakau, ir aš kalbėjau ir kalbėsiu su visais, kurie man įdomus. Ir jeigu žmogus neturi ką pasakyti Facebook'e, jeigu socialiniai tinklai jau uždari, tai aš tiesiog, apie ką aš su juos šnekėsiu. Tai vat su Aleksandru šnekėjau, nes man įdomu. Aš tikiuosi, kad ir jums buvo iš dalies nuobodu. Nenuobodu ir jūs kažko galėjot sužinoti. Ir ruoškitės rinkimams. Neklausykite Tapinų, Žemaitaičio ar dar kažko, kurie iš tiesų žaidžia labai nešvarų politinį žaidimą, darydami grupes ir ieškodami priešų. Eik prieš tą. Mes turime balsuoti ne prieš ką nors, mes turim balsuoti už kažkokią idėją. Šiuo atveju mes išgirdom kokią idėją. Daugiau viešumo pirkimoje ir aiškumo kontrolė. Skaidrumas visiškai. Bet aš suprantu, už ką aš čia balsuočiau. Aš irgi visus raginu, jeigu kas, tiesiog pažiūrėti, ar tokį žmogų samdytum. Taip, nes tu samdai. Taip. Kad jis aiškiai suprastų, kam jis eina, kodėl eina. Na gerai, dėkui visiems už tai, kad žiūrėjote. Ačiū labai. Dėkui. Ačiū, kad pakvietėte. Aleksandrai.